Sveiki, mėly, dėmesys jūsų laukams laidos žiūrovai. Šiandien keliaujame į Žemaitijos kraštą, susipažinsime su nauju mūsų komandos nariu, komandos draugu Justu ir pasižiūrėsim, kaip jam ten sekasi darbuotis. Jeigu prakalbant apie kviečių pirmosius herbicinius purškimus, situacija yra ganėtinai dviprasmiška. Nes arba ūkininkai iš rudens spėjo panaudoti dirvinius herbicidus, arba ne. Taip kad buvo populiariausi sprendimai rudenį priimti ir tie, kurie suspėjo padaryti su flufenaceto ir diflufenikano kombinacijomis, ten kol kas, kaip ir apie piktžoles, net ir nėra ką diskutuoti. Tikrai produktai, kurie šiemet jau pasitraukė iš rinkos, yra puikiai suveikę. Tai ta situacija labai paprasta, bet kada turim momentą ir didžioji Lietuvos dalis, ypač šiauriniai regionai, nespėjo to padaryti ir laukose gausų piktžolių, turėtų susimastyti ir pasidėlioti pirmosius darbus būtent herbicidiniuose variantuose. Manome tikrai, kad ko gero viena iš idėjų, kad galime šiek tiek apsipurkšti tas, sakykime, antrojo aukšto piktžolės, tokias kaip ramunė, rugiagėlė, lipika, čiužutės įvairiausias. Pirmiausia, galėtume panaudoti, jeigu tokių piktžolių žinoma turime, tai galėtume panaudoti tribenurol metilo veikliąsias medžiagas tam, kad šiek tiek sustabdytume tą pirmąją bangą. Arba kitaip tariant, ko nepadarėme iš rudens, galėtume padaryti, nuo to darbo nepabėgtume ir padarytume jį pavasarį. Kadangi tikrai laukose tų variantų yra visokių ir visokių skirtingų, tikrai matom, kad ir yra labai daug ir žliūgės populiacijos, ypač po žieminių rapsų sėmainui paliktų piktžolių, tai tenais tokiu atveju dar prie tribenurol metilo reikėtų prisidėti, žinoma, ir tam pačiam lipikui fluorosilamo veikliąsias medžiagas. Taip kad ta situacija laukose tikrai džiugina būtent pasėlių būklę, bet į piktžolės turim atkreipti dėmesį ir su jomis tvarkytis nedelsiant, kadangi pirmiausia, tai reikia atkreipti dėmesį į vyraujančias temperatūras, nevažiuoti nei prie šalnas, nei po šalnų tam, kad nesustresuotume pačių augalų. Atkreipti dėmesį į produktuose esančias rekomendacijas, kokių reikėtų laikytis ir prie kokių temperatūrų atlikti tos purškimus. Perskaityti etiketes svarbiausia. Na ir žinoma, sekti situaciją ir stebėti laukus. Jeigu laukose yra pakankamas dirvinės smilguolės kiekis, ten arba daryti, prisidėti mišinius kartu su akseliu, gal ir šiek tiek per anksti, jeigu laukose turime ir tuščiosios avižos. Jeigu laukose turime tokios piktžolės kaip ruginė dirsė, tenais reikėtų jau keisti veiklią medžiagą, kadangi akselio veiklioji medžiaga pinoksodenas dirsės neveikia. Labai didžiulę klaidą ūkininkai daro tuomet, kai išvažiuoja su arba sumaišydami piktžolės, nepasižiūrėję, ką turi iš tiesų laukose, panaudoja būtent pinoksodeno veiklią medžiagą, ir, sakykime, prasileidžia toj vietoj. Tai būtent dirsė veikia piroksulamas. Tai arba panaudoti avoksą, arba brodveistarą, arba reksadę. Būtent tose produktuose veikliųjų medžiagų yra pakankamai ir ta veiklioji medžiaga piroksulamas būtent prieš dirsę veikia apie 14-15 gramų hektare. Viskas priklauso nuo dirsės dydžio. Tai tikrai atkreipkit, kokias piktžoles turite savo laukuose ir kokius sprendimus geriausia būtų atlikti. Žinoma, jeigu kyla klausimų, visada galite pasikviesti agronomus konsultantus, tikrai padėsime ir patarsime visais gyvenimo atvejais. Jau patręšti, o kai kur net ir pilnai patręšti žieminiai rapsai sulauks ir pirmųjų purškimo darbų. Ko gero, po Velykų stebėsim, kokios prognozės mus aplankys, nes į ką labiausiai reikėtų atkreipti dėmesį, tai būtent į temperatūrą purškimo metu. Paslėptas straubliai suaktyvėja
kada maždaug aplinkos temperatūra pasiekia 12 ir daugiau laipsnių, jau dabar ūkininkai yra išsimėtę po laukus gaudyklių, kuriuose žalingumo ribą stebime ir mes. Per 48 valandas žalingumo ribai perkopus 10 ir daugiau būtent stiebinio paslėptas straublių vabaliukų skaičių, reikėtų jau pradėti galvoti tos purškimo darbus, o jau dabar esam pastebėję, kad kai kur ta riba yra peržengus net ir 3 kartų skaičiaus kiekį. Tai tikrai yra tų produktų šiai dienai užregistruotų su praplėstomis registracijomis tiek sisteminių, tiek kontaktinių insekticidų. Tai labai reikėtų atkreipti dėmesį, ką naudojam. Pernai metai praktika parodė, kad tikrai galima prisitaikant prie esamo aplinkos sąlygų, tikrai labai reikia stebėti orą ir temperatūras. Tai tikrai pernai metais pavyko nemažai sukontroliuoti šio kenkėjo populiacijos, naudojant net ir kontaktinius insekticidus. Bet tikrai jau rinkoje yra ir tų sisteminių sprendimų, kurie jau registruoti būtent stiebo ilgėjimo metu. Arba daryti jau kažkokias kombinacijas, derinius, kad kiek įmanoma galėtume tiek ir produkto veikimą išlaikyti, tiek ir kontaktiniu būdu pabandyti vaikščiojantį arba skraidantį kenkėją sukontroliuoti. Lietuva daugiau mažiau buvo apvažiuota. Tie, sakykime, pagrindiniai regionai, šiauriniai, vidurio Lietuva, pietiniai ir vakarinė dalis. Po jų galima tikrai padaryti išvadą, kad tikrai laukuose galima pamatyti visko, ypač kas liečia Klaipėdos kraštą, Šilutę. Tai čia tikrai tas vaizdas yra pakankamai įdomus ir tų sprendimų priėmimo darbų tikrai reikės paieškoti. Puikiai ir gražiai atrodo, tankumas, irgi tikėtasi, ko gero, jį išlaikyti didesnį. Tai keli 4-5 milijonai čia netgi, ko gero, buvo susėti iš akies, matosi. Tai situacija irgi jau ir spėta čia ir su rudeniniu herbicidų prasivažiuoti, sėta po rapsų, bet vieną kitą ramunėlę iš po paskos vis tiek lenda. Tai čia tokiuose laukuose su tokiom piktžolėm dar problemos tikrai daug nėra. Reiks, ko gero, dar palaukti, kol išlys visas bendras spektras ir tada priiminėti tam tikrus sprendimus. Vegetacijos jau gal ne pradžia, bet jau tos orinės šaknelės vadinamos jau yra. Šiek tiek. Dar kol kas tikrai paviršiam irgi ta dirva tik tai dabar ten pasiekus tas teigiamas aukštesnės temperatūras. Tai, čia matom jau ir trąšos yra išbarstytos. Viskas čia kaip ir tvarkoj. Pirmieji darbai atlikti, daugiau. Tankumo irgi pakankamai, po kiek čia ūglių? Realiai vieną šoninį tokį išleidęs, labai menka, o toliau. Panaši situacija, kad irgi šoninį ūgliukų turim vieną. Tai dar turbūt norėtųsi. Bent vieno irgi. Čia laukų balas yra kiek, sakei? 30 kažkur? Bent jau kiek ūkininkas nupasakoja tą vaizdą, kas čia vyksta tuose kraštuose, tai kad minėjo apie 33, 38, kažkas toks paliboniteto. Labai persistengti su azotiniam trąšom čia nederėtų. Vis tiek pradeda ir ta augalų vegetacija vėliau atsigauti pas kviečius. 150, manau, maks iki 200 salėtros, kas yra ten 70 iki veiklios medžiagos atiduoti kviečiam jau bus galima tikrai ir tos darbus pasidaryti, nes viskas jau išbaršius trąšas. Žiūrėsim, kaip čia bus ateityje. Kol kas irgi piktžolių purškimo klausimas dar kol kas neaktualus. O kas liečia būtent vėlyvesnius darbus, tai vėlgi pasiruošti mitybą, fosforo trąšos, cinko, vario padavimas. Pagal ūkininko pasakojimus,
Tai tas 6-7 tonas žieminių kviečių derliaus realu gauti. Aišku, turi būti tam sąlygos. Kaip 2018 metais turbūt, kai čia buvo ta sausra didžiulė, tai turbūt nepavyks tokių derlių gauti, bet matant tokį pasėlių tankumą, ta prasme potencialą, čia yra, manau. Jo. Tas 6-7 gauti tikrai. Manau ir aš, kad čia situacija kažkaip tai, nuteikia optimistiškai. Tai stebėsim, žiūrėsim, prižiūrėsim. Tai va, ką, mielieji žiūrovai, gero jums laiko, gražių švenčių, mes irgi varysim velykinių kiaušinių daužyt ir susitiksim artėjančiomis dienomis, ko gero. Pažiūrėsim, ką mums duos kitą savaitę, kuri numatoma, čia vėl keičiantis prognozėm pakankamai visi. Tai tą situaciją laukose stebėsime ir stengsimės jum įvairiais kanalais ją perduoti, ištransliuoti. Su jumis buvo laida Dėmesys jūsų laukams ir šiandieniniai laidos vedėjai žmonės Aivaras ir Justas. Tai iki malonaus visiems. Visą.